Labas. Pasikalbam šiandien. Tokią temą sugalvojau. Sugalvojau įdėti net 5 dalykus, kurie yra labai didelė dalis mano darbo. 5 perjungimai, kurie realiai keičia viską. Jie keičia būseną, kaip tu eini per gyvenimą. Jie tave gali grąžinti iš to pragaro į rojų, jie iš chaoso į vidinę laisvę. Realiai tokie mygtukai, kuriuos paspaudus gali grįžti į save ir tai keičia viską. Ir tie 5 keliai, tie 5 perjungimai, 5 taškai, 5 elementai, kuriuos išdrįsta nueiti ne visi, kurios tu, jeigu nori grįžti į pilnatvę, gyventi pilną gyvenimą, tu jau tikrai žinai, kad laisvė neprasideda išorėje, pilnatvė neprasideda išorėje. Tikrai, jeigu jau žiūri šitą video, aš manau, kad tu esi drąsi, stipri, daug pasiekusi, daug išbandžiusi, kaip neveikia pilnatvė gyvenime moteris, daug jau sąmoningume pažengusi, bet jaučianti, kad dar yra kažkas, ką dar gali atrakinti, kad patirti gyvenimą dar plačiau, dar sultingiau, dar aiškiau, dar su daugiau energijos. Gali būti, kad tu dar ne iki galo žinai tai, ką šiandien aš papasakosiu. Ir taip, tu esi tiek stipri moteris, kad ta stiprybė yra patapusi neretai daugelį tavo gyvenimo sričių perfekcionizmų, daug kontrolės, nėra pakankamai atsipalaidavimo, kaip tu norėtum. Labai yra išsibalansavusi ta vyriškoji, moteriškoji energija tavo kūne, tavo gyvenime. Daugiau eini iš tos strategijos, daugiau eini iš kontrolės tos pačios, kaip ir minėjau. Ir nėra tos ramybės, yra daugiau chaoso, kad ir daug žinių, bet vis tiek yra daug tokio chaoso. Ir tu, kad ir jau įžengusi į tą tokį pasaulį kitą žengia, ar ne? Nes yra senasis pasaulis ir naujasis pasaulis, bet dar tu ten nesi abiem kojom. Ir vis dar sukasi tavo gyvenimas pagrinde apie ne iki galo gal širdį džiuginantį darbą, labai daug reikalų ir spaudimą namuose, artimuosius, pagalba kitiems ir jauti, kad save ištaškai, išmėtai, išdalini ir lieki pati tik su trupiniais. Ir tu daug analizuoji, daug supranti, bet vis tiek jauti, kad tokiam esi įtampos rate užsisukus, ar ne? Tai šiandien pasikalbam apie 5 dalykus, 5 elementus, 5 tokius perjungimus, kurie iš tikrųjų keičia viską. Pasirinkau 5 tiesiog savo nuožiūrą ir jie yra labai stipriai tvirtinti mano darbe su moterimis, kurios ateina pas mane į mentorystę. Tai pirma dalis, apie kurią noriu pakalbėti, yra vidiniai konfliktai. Tai yra labai didelė tema, nes skausmas pagrinde kyla iš vidinio pasipriešinimo. Kai tavo viduje nėra taikos tam tikrose temose, emocijose, išgyvenimuose, būsenose, galvojimuose, ten yra kova. Gali būti viena dalis tavęs, pavyzdžiui, kuri nori tobulėti ir augti. Kita dalis, kuri bijo, kad jeigu augsiu, aš čia pavyzdžius duodu, prarasiu santykius, nes giliai viduje žinau, kad tai gali, jaučiu ar ne, kad tai gali išskirti mano santykius, kas nėra tiesa, nebūtinai. Tiesiog tavo dalis viduje tokia galvoja, ar ne? Viena nori, kad sveikata, kaip ir nori, kad būtų vertybė numeris 1, o kita daro viską priešingai ir pratrūksta, ir valgo ne tai, ką nori, ir nejuda, ir savim nesirūpina, nors kitais yra pasirūpinta, ar ne? Toks kažkoks kenkimas savo. Nors viena dalis savęs, tu sąmoningai supranti, kad tu nori rūpinti savimi, ne? Gali būti, kad tu nori keliauti viena be šeimos, išvykti kažkur su moterimis ar viena, o kita dalis tave stabdo ir tokią kaltę tu jauti, ar ne? Tai vidinis pasipriešinimas yra, kai yra noras ir yra kita dalis, yra sąmoningas noras ir yra kita dalis, kuri ateina buldozeriu ir priešinasi tam norui. Viena tempia į vieną pusę, kita tempia į kitą pusę ir turi žinoti, kad pokytis neateis, kad tu stipriau tempsi vieną virvės galą.
nes kita pusė stipriau temps į kitą pusę. Vis tiek. Priešinimasis iššaukia daugiau pasipriešinimo, dar didesnio konflikto. Ir mes tai galim gyvenime matyti, ar ne, per pavyzdžius labai aiškius. Kova neatneša taikos. Tai neveikia tiesiog. Mes pažįstame tas dalis ir tas, kurių mes kaip ir nemėgstame, ne, kai ateina priėmimas tom dalim, kurias mes norim nustumti, kai pamatome jų giluminius norus ir ateiname į taiką su tuo, tada įvyksta transformacija ir ta dalis transformuoja savo veikimo būdą, kad ir kaip atrodytų tai keista, bet taip yra. Priėmimas transformuoja. Pasipriešinimas tiesiog didina kovą, didina pasipriešinimą, didina atskirtį tarp tų vidinių dalių, kurios yra konflikte. Didina vidinį konfliktą. Tai čia yra vienas iš, kad jeigu nori tu taikos pilnatvės, realiai turi išnarplioti savo vidinius pasipriešinimus ir ateiti į taiką, į ryšį tarp prieštaraujančių dalių viduje. Kitas dalykas, kurį noriu aptarti, tai antras, numeris 2, ar ne, tai yra saugumas už materialumą. Mums dažnai, moterim dažnai matau, atrodo, jeigu aš ten susitaupysiu ten tiek ir tiek, ten galėsiu pradėti ten tokią ar tokią veiklą, tokį ir tokį verslą, ir tai yra tokios proto pinklės, nes tai yra dar tik vienas būdas atidėlioti ir dar vienas būdas pamaitinti baimę. Nes kad ir kokia pinigų suma, kad ir kaip aplinkybė susidėlios, kad ir kaip ten kas vyks išorėje, jeigu tu nesijauti saugi, milijonai tavęs nepadarys saugios. Ir tas siekis nuolat, kad išorėje užtikrintų saugumą, jį tokį padaro, kaip įkalina tave. Išorinis stabilumas tiesiog patampa tavo kalėjimu, kad jeigu tos aplinkybės yra tokios ir aš jas kontroliuoju ir valdau, tada aš galiu kontroliuoti savo saugumą. Jeigu tai dings, o aš labai bijau, kad tai dings, arba dar neturiu to, arba tai dings, ir labai įtampoje su to saugumo saugojimu, realiai aš ne tai, kad savo saugumą saugoju, bet aš save laikau tame nesaugumo kalėjime. Ir mes iš tikrųjų žmonės labai dažnai ieškome saugumo ten, kur jo nėra. Santykiuose, statusuose, piniguose. Ir nesakau, kad tai yra nereikalingi dalykai, bet ant jų nesistato vidinis saugumas. Tas saugumas ateina, kai tu gebi išbūti su savimi, net kai neaišku, kas bus toliau. Ar esi jautusi tokią stiprią savo ašį ir tokį stiprų pasitikėjimą gyvenimu, kad tu žinai nesvarbu kas. Aš tai priimu ir pasitikiu gyvenimu tiek. Ir dėl to galiu eiti ir jį tyrinėti, dėl to galiu bandyti ir klysti, nėra klaidų, ar ne? Ar esi jautusi, pakomentuok, jeigu žiūri, ar esi jautusi tokią stiprią ašį, kuri yra neįrėminta į jokius nei santykius su kitu žmogum, nei finansus, nei kitus dalykus, kas tave tiesiog laiko už visų materialinių ir išorės dalykų. Tas saugumas toks, kad tu pasitiki ir gebi su savim tiek išbūti, kad nesvarbu kas. Tiesiog gali leisti savo nežinoti, kas bus ir jaustis tame saugiai. Toks gebėjimas atsiremti ne į rezultatą, o į tą vidinę tylą, kuri visada yra po visu kuo. Tai niekur nedingsta, nereikia jo susirasti, reikia tiesiog atkurti ryšį su tuo, ne? Tai visada yra prieinama tau. Ir tai yra daugiau nei materialus gyvenimas, su kažkuo didesniu negu tu pats, negu tu pati. Ir kai tu pajauti, kad gyvenimas teka per tave, ne prieš tave, gimsta tikrasis pasitikėjimas. Pasitikėjimas ir gyvenimu, ir savimi, ir saugumas tame.
Ir tada turtas, santykiai, kažkokie kiti dalykai, jie yra gyvenimo žaidimo elementai, kurie praturtina gyvenimą, paįvairina jį, paspalvina, bet jie nėra tai, ant ko stovi tavo gyvenimo saugumas. Trečias dalykas tai gebėjimas čiuožti banglente per emocinės bangas. Aš žiūriu, kad labai daug yra erdvėj netinkamo supratimo, kas yra emocijos. Ir kad ir kiek yra medžiagos teisingos, žmonės visiškai nemoka jausti realiai. Toks yra įsivaizdavimas, kartais galvoja, ar ne, kad jeigu jau patapsi sąmoninga, tai jausi tik tai kažkokias euforinės emocijas, tik tai džiaugsmą, laimę, palaimą, ekstazę ir panašiai, ir nejausi nieko kito. Ir tada ateina toks kaip noras atsikratyti, bet yra toks paradoksas. Jeigu mes emocijos nepriimame ir norime ją atsikratyti, nesvarbu, ką sakome, galim sakyti, kad norim paleisti, priimti, bet jeigu tiesiog viduje toks yra noras atsikratyti, tai mes prilimpam prie emocijos ir kaip tik mes prie jos prikimbam. Neuromokslas yra jau ištyręs, patvirtinęs, uždėjęs tašką. Emocija, kuriai mes neuždedame jokios istorijos, jokios etiketės, trunka 90 sekundžių max. Nėra blogos, geros emocijos, yra tik emocija, bet čia yra lengviau pasakyti negu padaryti. Ir tikrai savo mentorystėje mes skiriam gabalą neretai didelį šitam dalykui, nes tai yra toks stiprus įgūdis gyvenime, jeigu mes jį įvaldom, realiai viskas, mes čiuožiam banglente. Įsivaizduoji, audra, bangos gali tave taškyti, tu įstau dabar banguojantį jūrą, ar ne, ir aš einu į ją tiesiog. Tai mane ten suvels, sutaškys, suvarys, bet jeigu aš moku čiuožti banglente, man dydis bangos ne visada svarbu. Aš galiu ją čiuožti. Ir žmogus tikrai, tu gali išmokti savo emocijomis čiuožti. Nes emocija, kas yra emotion, ar ne emocija, tai jinai yra judėjimas, jinai turi pereiti per tavo sistemą, per tavo kūnę. Ir kai tu vengi emociją jausti pilnai, tu su ją pastringi. Ir įsivaizduok, kiek tavo kūne yra pastrigusių emocijų. Ir labai dažnai tada moteris ateina, jos tiek istorijose pastrigusios pasakoja istorijas, kas ten ką padarė, kaip ten ką, nes tai yra vengimas jausti. Tiesiog paprastas vengimas jausti. Bet mes, kai išjaučiam, įvyksta labai gražūs dalykai, mes tuos pačius dalykus, tas pačias istorijas patiriame visiškai kitaip, nes ten nebėra emocinio krūvio. Emocija yra energija judėjime, jai reikia judėjimo, jai reikia išjudėti, o kad išjudėti, jai reikia leisti judėti. Ir čia gali tikrai paprastai labai skambėti, bet tai yra aukščiausio ekspertiškumo įgūdis. Aukščiausio ekspertiškumo įgūdis. Ir drįsiu teikti, 99% šios planetos žmonių neturi to įgūdžio. Ir kas atsitinka, kai mes išmokstam būti su emocijom? Mūsų širdis atsiveria. Laisvė tai yra pilnatvė, net kai gyvenimas kelia bangas. Banga nebėra iššūkis, tai yra galimybė ją čiuožti. Laisvė tikroji yra nebūti be emocijų, kurios tau nepatinka, o kaip tik tiek mokėti jas jausti, kad kai jinai ateina, tu su ją pabūni 90 sekundžių, ir jinai išeina, bet čia yra kitas dar etapas darbo su mąstymu, kuris užkuria emocijas, tai čia tokia dar kita dedamoji yra, kad iš to mąstymų kilpų išeiti. Bet šiaip emocija trunka nedaugiau 90 sekundžių. Kitas dalykas, dar vienas, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra emocinės žaizdos. Tokie kaip tylūs gyvenimo režisieriai, žmogus labai dažnai saugo savo emocinės žaizdas, net to nežinodamas. Ir neretai tai parodo trigeriai, kai mes susierzinam, kažkas kažką pasakė ir atrodo, kad žaizdą prilietė.
toks iškart užsidegimas, kažkokia reakcija, kažkoks užsidarimas arba įsiplėskimas. Tai yra panašiai kaip nuplėštų kokį bintą nuo žaizdos, o tokia staigi reakcija, kuri tokia nepaaiškinama, atrodo kartais nekontroliuojama. Gydyti tą žaizdą galima tik, kai mes tą žaizdą pamatom. Leisti jai būti pamatytai, leisti jai kvėpuoti. Reikalinga tą bintą, tą tvarstį nuimti, kad jinai išgytų. Kai moterys stato sienas aplink tas žaizdas, tai aš būsiu stipri, aš būsiu nepriklausoma, aš viską sukontroliuosiu, aš čia taip ir taip. Tai neretai yra, aš būsiu teisi. Ja? Tai neretai yra tiesiog sienų statymas aplink žaizdas. Ir tu turbūt gali tai savo gyvenime tikrai aiškiai pamatyti. Ir tai nėra jokia gėda, jokia kaltė, tai tiesiog taip yra, kaip žmogus veikia. Kol nėra to vidinio gilaus darbo, esi tiesiog linkusi naudoti tam tikrą įveikos mechanizmą, saugoti tom žaizdom. Atstumti kitus, kaltumą kažkokį naudoti, kad nelįskit prie manęs, atstumimą tokį, stiprios moters įvaizdį naudoti, nepriklausomos, man pagalbos nereikia, aš viską pati, aš stipri. Bet tai neįmanoma, kad tai gelbėtų visados. Tai gelbėja kažkokį tai laikotarpį tavo gyvenime, kažkokį tai etapą, bet po to ateina laikas, kai vis tiek ta žaizda jau pūliuoja ir jai reikia gijimo. Jeigu kažkas kažką padarė ir tau sukėlė stiprią reakciją, tai nėra tavo klaida, kad tu taip sureagavai. Tai kviečiu tave pamatyti, kad tai yra kvietimas, nuimti tvarstį ir leisti šašui užsidėti ir nugydyti tą žaizdą. Kvietimas pažiūrėti, kur yra įsikibimas į seną istoriją. Jeigu tu, pavyzdžiui, pajautei stiprų atstumimą, tai nėra apie tą kitą žmogų. Kartais jis net neturi intencijos tavęs atstumti. Tai yra apie gilesnius dalykus, apie seną istoriją tavo viduje. Čia jau reikia tokio jau stipresnio sąmoningumo, savistabos ir neretai dažniausiu atveju profesionalaus vedimo, kad tuos dalykus pamatyti ir juos atkabinti. Kai leidžiame tai žaizdai būti pamatytai ir leidžiame jai užgyti, ji praranda galią mus valdyti. Tai emocinių žaizdų turime visi, vieni daugiau, kiti mažiau. Ir jie yra tylus gyvenimo režisieriai. Neretai, tiksliau, dažniausiai mes antras pusės susirandame pagal savo emocinės žaizdas, kad antra pusė mums prikeltų emocinės žaizdas ir mes pagaliau jas išspręstume. Tik ne visi yra drąsūs pakankamai, kad tai padaryti. O tu pasiruošus tam? Kitas dalykas, penktas dalykas, paskutinis jau dalykas, apie kurį šiandien kalbėsiu, tai yra mąstymo kilpos. Nes kas yra dažniausiai kančia kyla taip pat ir ne iš to, kas vyksta, o mąstymo apie tai, kas vyksta. Tai protas dažnai sukuria istoriją, o kūnas ją patiki. Nes protas nežino, kas yra tiesa, kas ne. Visa tai, kokie vaizdiniai, žodžiai sukasi tavo galvoje. Tavo kūnas galvoja, kad tai yra tiesa. Tavo protas galvoja, kad tai yra tiesa. Esmė yra suabejoti tuo, koks dialogas yra, ar monologas vedamas galvoje. Įvesti abejonę, paklausti, ar tai yra tiesa. Jeigu tai nuoširdžiai darom, tai tos išgalvotos tiesos pradeda tirpti, blėsti ir ateina lengvumas. Nes kai atsiranda tarpas tarp minčių ir tavęs, atsiranda tarpas, tu nebesusitapatini su savo mintimis ir tame tarpe gimsta laisvė. Laisvė pasirinkti, kokią mintį toliau dėti į save ir kaip pasielgti. Tikroji laisvė yra ne tada, kai mintis dingsta, o kai tu tiesiog renkiesi jas matyti kaip mintis, o ne kaip tiesą. Jos tavęs nebevaldo.
Tai ką aš norėjau šiandien pabrėžti labiausiai, tuos 5 dalykus, 5 tokius perjungimus, 5. Jeigu šitos 5 dalykus įvaldysi savo gyvenime, tai tavo gyvenimas neturi pasirinkimo tik apsiversti aukštyn kojom. Ne išorės prasme, tavo vidinės būsenos prasme. Kas tie 5 dalykai? Tai yra vidiniai konfliktai, kurios yra tavo tiesiog dalis, kurios nesutarė dėl tam tikrų dalykų. Ir juos išnarpliojus, atradus ryšį tarp jų ir pamačius pamatinius poreikius, ateina visai kitas laisvumas, lengvumas viduje. Saugumas už materialumą. Išsilaisvinti iš to iliuzinio saugumo kalėjimo. Gebėjimas čiuožti per bangas, per emocijas. Per emocinės bangas, ne jas išimti iš savo gyvenimo, o įvaldyti meną jausti. Ir tai yra 90 sekundžių. Emocinės žaizdos kaip tavo gyvenimo režisieriai, išspręsti jas, nes jos neturi kito tikslo, kaip tik būti išspręstos. Jos tave ves į situacijas, kuriuose žmonės tave trigerins, skaudins ir erzins tam, kad jos tiesiog rėkia, pamatyk mane ir nuimk šitą bintą ir leisk šašui užsidėti, sugyti žaizdą. O kai jinai išspręsta, tu gali užsiimti kitais dalykais, tai tikrais savo troškimais, savo tikrais norais ir poreikiais. Paskutinis mąstymo pilvas, tai labai labai svarbu, protas dažnai tikrai kuria žmogaus kančią ir įvaldyti savo mąstymą yra dar vienas menas, dar vienas įgūdis ir tai nėra labai sudėtinga, tai tikrai nėra labai sudėtinga. Suprasti esmę nėra viso gyvenimo darbas ir pradėti taikyti ir jausti iškart lengvumą, laisvę ir pilnatvę nėra viso gyvenimo darbas. Laisvė nėra tobulumas, tai nėra amžina ramybė. Ir nėra tobuli santykiai. Ir nėra milijonas sąskaitų. Tai nėra laisvė. Laisvė yra gebėjimas būti su tuo, kas yra. Gebėjimas susikurti savo realybę, nepaisant to, kas vyksta aplink. Ir tai nėra neigimas. Ir tai nėra ignoravimas. Tai visiškai ne apie tai. Tai yra tavo magnetizmas, tavo vidinė būsena, kurią visi jaučia. Ir tai yra tikra pilnatvė. Ir tai yra vidinė laisvė. Vidinė laisvė nėra kažkas, ką reikia pasiekti, kažkur ten nueiti ir pasiimti. Jinai visada yra tavyje. Tik yra dalykai, kurie stabdo nuo prieigos, prisilietimo prie jos. Ir čia reikalinga tiesiog tavo dėmesio, tavo laiko, tavo pasiryžimo, tavo drąsos tuos dalykus apglėbti. Jeigu išklausėjai iki galo, tai sveikinu. Ir galim susipažinti, ar ne? Aš esu Indrė Pilypė, vidinės laisvės mentorė, hipnoterapeutė klinikinė. Jeigu jautit, kad tai, kaip aš matau gyvenimą, laisvę, pilnatvę, yra tai, kaip tu matai, arba tai, kaip tu norėtum matyti ir jausti ir patirti, svarbiausia, tai gali man parašyti.